Sveiki visi Vilniaus krepšinio lygos gerbėjai ir dalyviai. Susitinkame su jumis jau trečioje mūsų laidoje. Šį kartą apžvelgsime paskutinių 2 lapkričio savaičių lygos peripetijas. Bene pagrindinė dvikova elito grupėje vyko Vilniaus Tauro sporto mokyklos salėje. Čia susitiko vietos Tegra ir Tuomenas Šiaurės Lietuva LT ekipos. Dar prieš rungtynes dėl įvairių priežasčių netektimis guodėsi abiejų ekipų vadovai. Susitikimą žymiai geriau pradėjo svečiai, kurie po Beno Stepanėno tritaškio trūktelėjo pirmyn net 18-6. Tačiau Tegra nepasimetė ir nors negausiomis gretomis, tačiau iš karto atsakė spurtu 7-0, taip sušvelnindami skirtumą iki 5 taškų. Likusi pirmojo ketvirčio dalis pilnai priklausė svečiams. Pirmavo 13 taškų persvara. Visas įdomumas prasidėjo kartu su antruoju kėliniu, kuomet Tegra sukaupė visus savo resursus ir kaip reikiant patampė nervus leidyklai. Po 2 paeiliui sėkmingų Podlo Staigio prasiveržimų liko vos 5 taškai, o kėlinio pabaigoje 2 taškį su bauda pataikęs Alanas Dzeranovas sušvelnino atsilikimą iki minimumo. 22 rungtynių minutę Tadas Šablinskas pirmą ir dėja tik tai vienintelį kartą rungtynėse rezultatą persvėrė Tegros naudai. Tai pamatę, Tuomenas Šiaurės Lietuva LT žaidėjai susijėmė, pataikė kelis svarbius tritaškius ir per 6 minutės pabėgo į priekį net 25-8. Ketvirtajame kėlinyje seko Tegros jėgos, o protingai keisdamiesi bei daugiau parako finišų išsaugojo svečiai didino skirtumą. Pergalę vainikavo taiklus Raimundo Brolaičio dvitaškis, kuris kartu buvo ir 100-asis rungtynių taškas. Beje, įdomus faktas, jog visų rungtynių metu Tuomenas Šiaurės Lietuva LT suklydo tik 10 kartų, bei pataikė net 12 tritaškių. Kalbiname Tuomenas Šiaurės Lietuva LT komandos vadovą Juozą Tumėną. Čempionatą pradėjote sėkmingai. Kur slypi paslaptis sėkmingo žaidimo? Šiemet surinkom komandą pakankamai neblogą. Visi 12 žaidėjai lygiaverčių. Šiaip ir prieš tai visą laiką turėdam geras komandas, bet kažko pritrūkdavo galutiniai stadijai. Nes šiemet pavyko susijungti su Žerūnas karių klubu. Prisidėjome Šiaurės Lietuva, dar rėmėją susiradom brolį mano. Tumėnas viešoji įmonė ir šie pakankamai stipri komanda. Sakoma, tas lėšų stygius visus spaudžiasi laikais, bet startą susirinkom šiemet. Tai bandysim laimėti šitą lygėlį. Kaip išeis, tai neaišku, nes pavasarį visą laiką mišiukus skaičiuojam. Dabar kol kas lengvai sekasi. Rimčiausias varžovas, kaip manot, ar jau buvo, ar dar bus? Na, aš manau, kad rimčiausias varžovas tai bus Meškų sporto klubas. Jeigu jie susirinks visi, nes kol kas nesirenka. Nes Tegra šiandien irgi gaila, dideliam nusivylimui mūsų ne visa sudėtim atėjo. Mes tengiamės atsivesti bent keli žmonės, kurie debiutavo šiandien šitoj lygoj Vilniaus krepšinio. Ir manau, kad pasiteisino tai, nes mūsų šiandien lyderio nebuvo, Tomo Lukaševičiaus, kurio vidurkis beje 30 taškų, kaip neblogai komandai, tai pakankamai didelis. Stebinis visų šį sezoną. Tik pasakė, kad nebus jo, tai tada pakalbinom dar ir Marių Kubudą, ir Ambrolaitį Raimundą. O kiti visi tie patys žaidėjai, kur žaidė. Kadangi duodame daugiau žaisti tiem žaidėjim, kurie sostinėje mažiau žaidžia, tai atmosfera neblogai išeina, nes per 2 lygas gaunasi, kad visi patenkti lieka. Tokia situacija. Tikslai kaip visada laimėti visko, kaip išeis, tai nenoriu prisikalbėti, nes prieš tai keletą metų pakankamai reklamavomės, bet pralaimėdavom daug kas juokdavos. Pažiūrėsim, kai šiemet juoksis paskutinis. Elito lygos turnyrinė lentelė atrodo taip. Pirmauja lygoje Ernst & Young ir Tuomenas Šiaurės Lietuva LT ekipos. 3 pergalės iškovojusi Stamperija kilsteli į 3 poziciją. Vienintelė lygos ekipa dar nelaimėjusi ir toliau išlieka tankin šviesa. Elito lygos naudingiausių žaidėjų penketukas. Į žaidėjo poziciją Mindaugas Noreika, SK Meškos. Atakuojančio gynėjo poziciją Ričardas Nacius ir sporto klubas Nemenčinė. Lengvasis krašto puolėjas Eduard Rogačiov, Stamperija. Sunkiojo krašto puolėjo pozicija nuolatinis penketuko dalyvis Tuomenas Šiaurės Lietuva LT žaidėjas Tomas Lukoševičius. Na ir vidurio puolėjo pozicijoje šias 2 savaitės Paulius Joneliūnas, SKM Agotos Gryčia. Visiems šiems žaidėjams atitenka gyvo alaus krautuvėlės prizai. Sveikiname! Pristatome jums naują rubriką Vilniaus krepšinio lygos draugai.
Šį kartą joje krepšinio rungtynės už taiką. Lapkričio 25 dieną Vilniaus krepšinio mokyklos sporto salėje įvyko krepšinio rungtynės už taiką. Tai buvo viena iš visuotinės švietimo savaitės 2010 renginio sudėtinių dalių. Ši jau 12 Europos visuotinės švietimo savaitė, kurios tema buvo taikos kultūra, vyko Vilniuje lapkričio 13-21 dienomis. Jos tikslas buvo paskatinti visus mokyklų bendruomenės narius drauge kurti pagrindinius visuotinio pilietiškumo principus. Šioje šventėje mielai dalyvavo ir prisidėjo ir Vilniaus krepšinio lyga bei Vilniaus krepšinio teisėjų sąjunga. Rungtynėse susitiko Lino Kleizos paramos ir labdaros fondo komanda, sudaryta iš Lietuvos moterų krepšinio lygoje rungtyniaujančios Kauno LKK Aistės krepšininkų bei moksleivių krepšinio lygoje žaidžiančių Justicija 98 berniukų ir taikos ekipa, kurią sudarė žinomi Lietuvos vyrai Svaras, Biplan nariai Dainius Žebrauskas, laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis ir kiti, bei Vilniaus sporto mokyklos mergaičių komanda. Vilniaus krepšinio lyga žiūrovams ir šventės dalyviams padovanojo daug šaunių prizų, na o vaikų namų auklėtiniams padovanojo ir krepšinio kamuolius. Kalbinome Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektų koordinatorę Audronę Viliūtę. Šiandien įvyko renginys skirtas taikai. Kaip galėtumėte pakomentuoti šios varžybos? Manau, kad iš ties šitas kampanijos renginys, šitos varžybos tikrai prisidės prie galbūt visuomenės tam tikro atkreipimo dėmesio į tam tikras problemas, patyčių problemas, į netolerancijos problemas. Tas taikos skatinimas, taikos kultūros skatinimas prisidėtų prie įvairiausių problemų sprendimo. Todėl manau, kad ši graži akcija, šis vienas iš renginių ciklo varžybos, na, jos, manau, buvo linksmos ir įdomios tiek dalyviams, tiek žiūrovams, tiek patiems organizatoriams. Na ir ko dar galime tikėtis ateityje kažkokių panašių renginių? Tai kampanija vyksta kiekvienais metais, jau šiemet yra 12 kampanija. Nežinau, kokia kitais bus metais, nes tema vis keičiasi, bet manau, kad tokių kampanijų ir kas liečia taikos kultūrą, tų renginių bus dar ne vienas Lietuvoje, nes tai yra labai aktuali problema. Ir ar tai bus sporto renginiai, ar kiti renginiai, bet jų tikrai dar bus dar. Ačiū. Ačiū. Pažiūrėkime, kaip per pastarąsias 2 savaitės sekėsi Basket News LT iššūkio taurės dalyvė. Visų pirma keliamės į B grupę, kur jūsų ekranuose vietos inkorporė raudona apranga ir svečių Vievio žiedo rungtynių epizodai. Šiuose rungtynėse abi komandos dalyvavo nepilnų sudėčių. Šeimininkams sunkiai sekėsi žaisti bei žaidėjo, todėl jų komandai priekį tempė Šarūnas Kažukauskas ir Ernestas Čejauskas. Tuo tarpu Vievio žiedas savo aukštaūgių Andriaus Gumbrevičiaus bei Manto Tokano pranašumus po krepšiais išnaudojo visą jėgą. Prasidėjus pirmajam kėliniui šeimininkai spurtavo 10-2, paskui paimtos Vievio žiedo minutės pertraukėlės rungtynės pakryto visai kitą linkme. Svečiai sustigavo savo gynybą ir atkaklai puolė. Būtent todėl dar iki pirmojo ketvirčio pabaigos tablo rodė 16-17 svečių naudai. Antrasis ir trečiasis kėliniai vyko daugiausia dėmesio skiriant puolimui, gynybą atidedant ketvirtajam. Per puolamąjį komandų krepšinį pasitaikydavo nemažai klaidų ir netikslių perdavimų. Paskutinį kėlinį vyko atkakli kova, pareikalavusi itin daug jėgų. Mažiau pavargę, turėjo ilgesnį atsarginių suolelį ir daugiau išsaugojo jėgų Vievio vyrai, laimėjo šias atkaklias rungtynes 68-64. Na, o skirtumą leido šeimininkams sušvelninti tik tai paskutiniosiomis minutėmis. Puikias rungtynes Vievio žiedo gretose sužaidė Mantas Tokanas, surinkęs 36 naudingumo balus. Tiesa, Mantas suklydo net 8 kartus. Keliamės į A pogrupį ir Antakalnio vidurinę mokyklą, kur susitiko ŠMKM 83 Įstinka Express, geltona apranga ir svečiai iš Elektrėnų sporto centro. Pirmąją kėlinuką įspūdingai pradėjo elektrėniškiai, laimėdami net 16-4, tačiau gera pradžia ne visad būna pusė darbo. Tarsi po žiemos miego pabudinti lokiai marčiulioniukai atsikeršio tuo pačiu. Antrajame ketvirtyje dabar jau savo varžovams leisdami įmesti viso labo tuos pačius 4 taškus. Skirtumas didėjo nežymiai būsimų nugalėtojų naudai, kol galiausiai pasiekė 10 taškų ribą. Po rungtynių pašnekinome ŠMKM 83 Įstinka Express komandos žaidėją Juozą Riekų. Sezono pradžia visai nebloga buvo iš tikro. Aišku, išlikęs gal supratimas mūsų komandos.
prieš 10 metų, aišku, nežaidė, bet vis tiek kažkiek jaučiam vienas kitą, tai paprašiau sužaist, nors jaunimas atvažiuoja, tai va, kapojamės iki paskutinių, bet žiūrėsiu, kaip bus toliau, aišku, čia dar tik pati pradžia, bet tikėkimės, kažkas gero išeis. Kokios be pralaimėjimų, kokios sunkiausios rungtynės buvo prieš ką? Nu, sunkiausios turbūt ir buvo, ir dabartinės buvo, nes taip nesutvarkėm ir su nervais truputį, ir teisėjai gal porą šilpukų ne ten padarė, kaip reikia, bet įsivažiuosim, manau. Ir buvo gal sunkesnis prieš ŠKM, atrodo, sostinės čia. SKM buvo, atrodo, 93 metų chebra irgi. Jauni bėga, mes nebe tai bėgam, bet laimėjom, bet sunkiai. Tai kada laukti pirmo ŠMKM 83 pralaimėjimo? Šiaip nelaukit. Visų galiau. Sėkmės. Dėkui. Keliamės į 2 savaičių karščiausią mačą Basketnews LT iššūkio taurės B grupėje. Už šios video vaizdus dėkojame Mikrodžio krepšinio komandai. Būtent Mažvydo vidurinės mokyklos sporto salėje Lietuvos kariuomenės dieną ir susitiko Mikrodis bei Ekspertizė.com. Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, neleidę vieniems pogrupio lyderių pelnyti pirmųjų taškų beveik 4 rungtynių minutės. Po taiklaus Antano Stabulionio dvitaškio Mikrodis išsiveržė į priekį 10-4 bei privertė svečių trenerį prašyti minutinės pertraukėlės. Ji buvo pačiu laiku, nes sustigavus ekipos žaidimą, Julius Jasikevičius pataiko iš toli, laimi atkarpą 11-0 ir išlygina kelinuko rezultatą 15-15. Iki ketvirčio pabaigos kiek sėkmingiau rungtyniavo svečiai, išėję atsipūsti esant rezultatui 34-31. Trečiojo kėlinio pradžia atrodė panaikins visą rungtynių intrigą. Dar vienas Juliaus Jasikevičiaus dvitaškis ir svečiai spurtavę net 10-2. Pirmą bei paskutinį kartą rungtynėse įgijo dviženklę persvarą 44-33. Tačiau priešingai nei rungtynėse prieš sporto klubą Bitiną, toks smūgis Mikrodžio nepalaužė. Čia Deimantas Pavlovskis švelnina skirtumą iki 5. Situacija dar labiau paaštrėjo ketvirtajame kėlinyje, kuomet tritaškių metimu Erlandas Snieškus sumažina atsilikimą iki 48-51. Likusios nepilnos 2 minutės ekspertams tapo tikrų košmarų. Savo kišenėje jau turėtą pergalę svečiai įsigudrino prarasti. Ir vėl šioje situacijoje sužibėjo Mikrodis žaidėjas Deimantas Pavlovskis. Ne tik perėmęs kamuolį iš visiškai pasimetusių svečių, tačiau ir pelnęs dvitaškį su pražanga. Apstulbusiems svečiams nebeliko nei laiko, nei susikaupimo atlošti skirtumą. Tuo tarpu Mikrodis jau antrą susitikimą paeiliui fantastiškai sužaidžia paskutinę rungtynių minutę, bei tokiu būdu išplėšė pergalę, kuri šiandien buvo tikrai netikėta ir itin maloni nugalėtojams. Basketnews LT iššūkio taurės A grupėje pirmauja ŠMKM 83 kolektyvas, nepralaimėjęs dar nei vienų rungtynių. Nedaug nuo jų atsilieka Champion Omnitel BC Trio Team, ne vienos pergalės vis dar neturi MBG Alumni. Tuo tarpu net 3 kartus šią savaitę laimėję Mikrodis šokteli į 4. poziciją. Pirmasias vietas užima KK Žaibas ir Vilniaus VPP, dar nepatyrė pralaimėjimų kartelio. Na ir 2 komandos, kurios dar nelaimėjo, yra turnyrinės lentelės apačioje. Naudingiausių lapkričio antrosios pusės 2 savaičių Basketnews LT iššūkio taurės krepšininkų penketukas yra toks. Žaidėjas Raimondas Paukštė, Hansa teleradio kompanija. Atakuojantis gynėjas Mantas Radvilas, Kredit 24. Lengvasis krašto puolėjas Juozas Petravičius, BC Pilaitė. Sunkusis krašto puolėjas Gediminas Paviliauskas, SKM 1993. Na ir vidurio poziciją pabaigia Vievio Žiedo vidurio puolėjas Mantas Tokanas. Visiems šiems krepšininkams atitenka vienkartiniai sporto klubo Viktorija Žym pakvietimai. Sveikina! Kovingiausia lapkričio mėnesio ekipa tampa BC Phoenix, išvykoje sugebėję palaužti kelis pogrupio favoritus SK Bitiną bei Ekspertizė.com. Šią komandą kartu su jos nariais kviečiame į barą Road 66. Pažvelkime į šių pastarųjų 2 savaičių užfiksuotų gražiausių epizodų trejetuką. 3. pozicija ir visa Vievio Žiedo komanda. Galybė perdavimų bei taiklus Audriaus Protusevičiaus tritaškis atakos pabaigoje. Beje, tai buvo vieninteliai Audriaus taškai šiose rungtynėse. Antroji vieta atitenka Ekspertizė.com žaidėjui Juliui Jasikevičiui bei gražiam jo prasiveržimui. Na ir pirmoji vieta – pergalingas Mikrodžio metimas. Deimantas Pavlovskis perimtas kamuolys, 2 taškai su pražanga ir įspūdinga pergalė. Dėkojame, kad buvote kartu su mumis, susitiksime ir vėl lygiai po 2 savaičių. Laukiame jūsų atsiliepimų, video medžiagos bei pasiūlymų. Likit sveiki!